Labadiena, gerbiamas komisarė. Ačiū, kad galėjote prisijungti ir pasikalbėti apie ką tik tai Europos komisijos pirmininkės pristatytą metinį pranešimą ir iš tikrųjų labai daug saugumo ir gynybos temų, todėl ypatingai džiaugiamės, kad galėsite pasidalinti savo įžvalgomis. Aš gal pradėčiau nuo to, kad trečiadieninis tas pranešimo pristatymas kaip tik sutapo su ta diena, kuomet Lenkijos ir Europos oro erdvę pavojingai ir precedento neturinčių mastų pažeidė Rusijos dronai. Ir komisijos pirmininkė savo kalboje sakė, kad turime atsiliepti į savo draugų prie Baltijos raginimą ir pastatyti dronų sieną. Jūsų manimų, kaip greitai galėtų būti tokia siena sukurta ir ar tai padėtų apsisaugoti nuo tokių incidentų, kokį mes matėme trečiadienį? Tai labą dieną, sveiki, atsiprašau, kad negaliu tiesiogiai, nes iš tikrųjų darbotvarkė labai įtempta ir net ir Briuselį beveik retai jau dabar būnu. Tai iš Strasbūro vieną dieną Briuselį ir vėl skrendam į Romą, po to Kijevas, Lvovas. Na, tai prezidentės kalba tikrai gynybos ir saugumo reikaluose vakar buvo labai stipri. Ir, na, tas sutapimas be abejo toks labai simbolinis, be abejo, kad Rusijos išpolis prieš Lenkiją yra labai aštri eskalacija ir čia galima turbūt ilgai diskutuoti, ką tai reiškia ir kas toliau ir kiek mes pasiruošę, kiek mums reikia dar investuoti, kad tikrai būtumėm pajėgus apsiginti nuo dronų atakų. Bet turbūt kartu galim pasakyti, kad tai nėra nauja tema ir Lietuvoje daug diskusijų apie dronų sieną ir yra tikrai vertingų strateginių įžvalgų, ką reikėtų daryti. Mūsų savanoriai, kurie kariauja Ukrainoje, tikrai daug turi patirties. Na ir bendrai Ukrainos patirtis, galvojant apie ir plėtojant vadinamą rytų sienos apsaugos skydą ir kartu su dronų siena yra ir bus labai vertinga. Todėl kaip tik ir konsultuojamės ir su ukrainiečiais ir jie aktyviai dalyvaus visuose tolesniuose veiksmuose. Na, o kartu su prezidente prieš jau daugiau negu savaitę kartu teko lankytis visose taip vadinamose pafrontės valstybėse, pradant nuo Suomijos, toliau Baltijos valstybės, Lenkija, Rumunija, Bulgarija ir be abejo visur buvo kalbama apie, kaip tik apie gynybinių pajėgumų štai šitame regione stiprinimą, apie taip vadinamą Eastern Border Defense Shield, tai yra rytų sienos gynybos skydą, kuris turėtų du komponentus pagrindinius. Vienas tai tos vadinamos klasikinės antimobilumo priemonės, tai yra betoninės užtvaros, prieštankiniai grioviai. Na, dabar daug kalbam ir apie pelkių atstatymą pasienyje, kas mažintų galimybės tai klasikiniai technikai, sunkiai technikai, ar tai būtų tankai ar artilerija, veržtis į šalies gilumą. Bet antras komponentas labai svarbus, modernus, tai be abejo yra dronų siena. Kaip apsiginti nuo galimo pavojaus, kokį šitom dienom kaip tik Lenkija patyrė, ten 16 ar 20 dronų įsiveržimą, tai iš tikrųjų matosi, kad buvo ne taip paprasta juos visus sugaudyti ir sunaikinti. Ir antras dalykas, reikia patiems savo kelti klausimą, kas būtų buvę, jeigu būtų ataka tokio masto, kokią patiria kas kelintą naktį Ukraina, kai atskrenda 800 ar greitų metų gal net ir 1000 dronų. Tai štai tas planas dronų sienos tikrai yra labai svarbus ir kelionės metu tikrai buvo akivaizdu, kad komisijos prezidentė irgi įsitikino jo svarba. Ir tai tampa vienu iš tų vadinamų tokių reikšmingų, kaip mes vadinam, flagship projektų. Apie tai bus kalbama ir artimiausioje vadovų taryboje. Apie tai bus ir dabar rengiamas vadinamas kelio žemėlapis, roadmap, apie Europos gynybinio pasirengimo vystymą. Taigi šitas projektas
rytų gynybinio skydo ir dronų sienos projektas tampa vienu iš svarbiausių šiuo laikotarpiu projektų, kurį ES yra pasiruošusi plėtoti kartu su visom pafrontės valstybėm ir, kas labai svarbu, kartu su Ukraina. Ir šiuo atveju tiek padedant Ukrainai plėtoti tokius pajėgumus pasienyje su Rusija ir Baltarusija, tiek ir labai svarbu perimti Ukrainos patirtį, kuri yra unikali. Tai štai ties tuo labai aktyviai ir dirbam, ir dirbsim, ir jau artimiausių metų turėsim plačias konsultacijas su Ukraina. Yra, kaip sakau, konceptualių labai svarbių pasiūlymų iš Lietuvos, tiek savanoriai, tiek politikai yra pateikę tikrai reikšmingą ir labai vertingą strategiją. Yra strateginių pasiūlymų ir iš kitų ES valstybių, iš stambių kompanijų, kurios gamina dronus. Taigi daug, taip sakant, daug iniciatyvų, kurias bandysim visas koordinuoti ir artimiausių metų imtis konkrečių veiksmų. Kai kurie iš ekspertų sako, kad tokią dronų sieną galima išplėtoti maždaug per metus laiko. Tai mes ir tikimės, kad štai tokiais tempais galėtumėm dirbti. Ačiū labai. Paminėjote Ukrainą ir paminėjote darbą su Ukraina, taip pat ir semiantis iš jų patirties. Ir aš tik priminsiu taip pat, kad Europos komisijos pirmininkė savo metinėje kalboje paminėjo dronų alijansą su Ukraina. Ir aišku, tai nebuvo vienintelis dalykas ir nebuvo vienintelis akcentas Ukrainos pagalbai Ukrainai. Ką dar gal iš kitų, jums įsiminusių akcentų galėtumėte paminėti, kurie bus svarbus tęsiant mūsų paramą Ukrainai? Iš tikrųjų, vakarykštė žinia, kaip jūs paminėjote apie dronų alijansą ir 6 milijardus eurų, aš manau, kad tai yra vėlgi labai stipri žinia. ES gali prisidėti su tokia pinigų suma. Tai aš noriu pasakyti, kaip tik pasižiūrėjau, kad maždaug 6 milijardai eurų būtų daugiau nei 100 tūkstančių tolimo atstumo dronų arba long range dronų, kurie galėtų būti naudojami atakuojant ir taikinius Rusijos teritorijoje. Aš manau, kad tai galėtų būti labai reikšmingas atsakas į vakarykštę provokaciją prieš Lenkiją, nes, Kremlius ir Rusijos žmonės turi suprasti, kad atsakas bus tikrai rimtas, ne tik tai pareiškimai, ne tik susirūpinimai, bet ir labai konkretus veiksmai, stiprinantis Ukrainos pajėgumą ir iš tikrųjų tokį pajėgumą, kuris, sudarytų galimybę pasiekti, kad ne tik fronto linijoje, bet ir toli Rusijos teritorijoje tie patys Rusijos piliečiai pajustų, ką tai reiškia karas. Tai čia vienas dalykas. Dabar antras dalykas, kas vakar taip pat buvo labai reikšmingai pasakyta, tai iš tikrųjų labai konkrečiai išdėstyta, kaip bus elgiamasi su Rusijos išaldytais rezervais ir labai akivaizdžiai išdėstytas planas, kuris leistų tuos resursus, tuos rezervus, specialios tam tikros schemos pagalba paversti iš esmės negrąžinamom paskolom Ukrainai, arba jos galėtų būti grąžinamos tik tuo atveju, jeigu Rusija išmokės reparacijas. Tai turbūt, kad tikimybė tokia yra gana nedidelė, taigi tie užšaldyti pinigai gali būti paversti labai, labai greitai artimiausių metų realia finansinė parama Ukrainai, tame tarpe ir parama jos kariniam pajėgom. Ir vėlgi buvo labai aiškiai pabrėžta vakar, kad mūsų vienas iš svarbiausių tikslų yra iš tikrųjų paremti Ukrainos kariuomenę, jai stiprinant savo pajėgumus, jai modernizuojantis. Ir be abejo, kartu ir mes turime daug galimybių mokytis iš Ukrainos. Apie tai vėlgi, tai ne tik tai kalbam su Ukrainos pusė, bet ir darom. Ir esame įkūrę specialią platformą kartu su Ukrainos vyriausybė gynybos pramonės startupam, tiek Ukrainos, tiek mūsų. Platforma turi tokį skambų pavadinimą Brave Tech EU. Brave žodis ateina ne tik tai iš anglų kalbos, kad tai yra drąsu,
drąsūs, bet ateina ir iš Ukrainos dabartinių realijų, nes jie turi sukūrę labai stiprų dronų gamybos klasterį, kuris vadinasi Brave One. Tai Brave, taip sakant, pirmasis Brave arba taip galim būtų išversti. Tai štai tiek su Ukrainos vyriausybė, tiek su tais specialistais, kurie dirba būtent to klasterio vadovybėje, mes esam sukūrę tokią platformą, jinai pradeda veikti ir jinai, manau, bus naudinga ne tik Ukrainai, bet ir mūsų gynybos verslui, nes iš tiesų iš Ukrainos mes turim daug ką išmokti ir ne tik tai kaip gaminti patį droną, nes čia, turbūt ir mūsų inžinieriai gali pagaminti, bet iš tiesų kaip perkelti į mūsų gynybinę kasdienybę ir pačią gynybos koncepciją ir visą ekosistemą, kuri leidžia dronams Ukrainos kariuomenė būti labai efektyviam ir naudingai. Noriu priminti, kad Ukrainos statistika yra tokia, kad 80% taikinių jie sunaikina dronų pagalbą. Ir iš to jau mokosi Britų kariuomenė, ir mes tikrai negalim turėti prabangos neperiminėti štai tokios know-how ir nedirbti kartu su Ukraina. Tai čia yra dalykai, kurie tikrai yra svarbus. Šalia to priminsiu dar, kad kaip tik šitom dienom paskutiniam koledže mes patvirtinom labai svarbu sprendimą dėl vadinamų SAFE paskolų, lengvatinių paskolų, kurias 19 ES šalių, turbūt jau nuo naujų metų, praktiškai nuo kitų metų pirmo ketvirčio, turės galimybę naudoti savo gynybos stiprinimo tikslam. Lietuva čia irgi gaus nemažą sumą, tiek kiek prašė, bet kartu verta priminti, kad šitų paskolų reglamentas numato šalims galimybę paimtas paskolas panaudoti kartu su Ukrainos paramai. Tai vėl yra stipri nauja galimybė. Mes tikimės, kad šalis tikrai suprasdamos Ukrainos gynybos svarbą prisidės tomis paskolomis. Ir tai vėlgi yra, kaip sakau, naujas dalykas, kurį pavyko labai greitai sukurti per keletą mėnesių. Ir tai bus naudinga, šitos paskolos naudingos ir pačiom ES valstybėm, bet kartu ir Ukrainai. Ir paskutinis dalykas, turbūt, kas dabar ateina į galvą, kur Ukraina vėlgi bus galimybė paremti Ukrainą ir naujomis priemonėmis, tai mes tikimės, kad artimiausiu metu per keletą mėnesių bus baigtos tarp institucinės dėrybos dėl vadinamos EDIP programos, Europos gynybos industrijos programa, European Defense Industry Program. Tai štai ta programa, kai bus patvirtinta, sudaro labai daug naujų galimybių plėtoti ES industrinę politiką skirtą gynybos industrijai stiprinti. Ir kartu šita programa turi visą skyrių skirtą Ukrainos gynybos pramonės integracijai su Europos gynybos pramonė, kur vėlgi nauda yra abipusė. Ačiū, komisarė. Iš tikrųjų paminėjot Europos gynybos pramonę ir jūsų paminėta iniciatyva SAFE, jūsų koordinuojama iniciatyva SAFE, 150 milijardų eurų lengvatinių paskolų, didžiulė paspirtis. Priminsiu, kad taip pat ir pirmininkės kalboje jai buvo skirta iš tikrųjų labai labai daug dėmesio. Tai akivaizdu, kad tai yra didelis visos absoliučiai Europos prioritetas ir aš tikiuosi, kad čia tai ir bus ta paspirtis mums tapti gerokai stipresniems. Tai čia viena jūsų atsakomybių sritis. Kita jūsų atsakomybių sritis, kuri kartais Lietuvoje ten pasigirsta nuomonė, kad gal nepakankamai svarbi ar reikalinga, lyg kažkokia prabangos prekė, tai yra kosmoso sritis. Aš pats esu įstikinęs, kad čia toks mitas ir kad ypač dabar čia su įvairiausiais GPS klausimais tai tampa vis svarbiau, bet gal galėtume truputėlį praskleisti tą šį ir pasakyti, kokios žvaigždžių konsteliacijos reikėtų, kad Lietuva iš tokios kosmoso stebėtojos taptų šitos srities dalyvė aktyvę.
Na, tai pirmas dalykas, be abejo, kosmoso sritis, jinai yra labai svarbi. Visų pirma, be abejo, gynybos ir saugumo reikaluose, čia galima atskirai išplėtoti visą temą. O iš kitos pusės tikrai Lietuva turi gerų kompanijų, na, sakykime, taip, startuolių ar jau įsitvirtinančių kompanijų, high-tech kompanijų, kurios tikrai labai sėkmingai dirba kosmoso srityje. Na ir turbūt čia gal tik tai mums reikia patiem perlaužti savyje kažkokį tai tą tokį, na, šiek tiek praeitim žvelgiantį mąstymą. Visi mes augom, taip sakant, na, mūsų karta augo, mes matėm visą to kosmoso, taip sakant, užkariavimo pradžią. Daug kas vaikystėje svajojom būti kosmonautais. Na ir visų pirma, mums kosmosas turbūt siejasi su raketų paleidimu į kosmosą. Kai matai transliacijas, ar ten iš Jungtinių valstijų, ar kažkur iš europinių aikštelių raketų paleidimo, tai va čia atrodo yra kosmosas. Tai jeigu Lietuva negali paleisti raketos, tai, nu, tai kaip ir nieko mes čia neturim ir nedarom. Na tai šitoj vietoj turbūt reikia labai aiškiai suprasti, kad kosmosas yra ne tik tai raketų paleidimas, bet ir visa satelitų gamybos programa ir visa, taip sakant, aplikacijos, tų duomenų, kurie gauna aplikacijos technologijų. Ir čia tikrai yra daug erdvės Lietuvai reikšmingai dalyvauti, nes mano įsitikinimu, na, ką verta žinoti. Mes be abejo dabar galvojam, kad, na, artimiausiu metu plėtosis labai sparčiai gynybos pramonė, nes ateina dideli pinigai ir čia turbūt ir Lietuvoje verslas tą supranta ir jaučia, Europoje verslas tam ruošiasi, ten konsoliduojasi, kitaip daug kas vyksta. Bet kosmoso reikaluose ateina tai, ką aš vadinu revoliucija. Nes, na, jeigu pasižiūrėti į prognozes, jeigu prieš 10 metų kosmoso erdvėj orbitose buvo ten keli tūkstančiai palidovų, tai dabar jau yra 14 tūkstančių. Jeigu pažiūrėti prognozes po 10 metų, bus jau turbūt 10 tūkstančių, jeigu ne 100 tūkstančių. Ir šitoj vietoj vėlgi, na, be abejo, mums dabar labiau rūpi galbūt tie kosmoso reikalai, kurie yra tiesiogiai susijęs su karo ir gynybos reikalais. Modernus karas yra nesivaizduojamas be satelitinių, taip sakant, palidovinių paslaugų, ar nu, nežinau, ar čia paslaugom net vadinti, sakykime, žvalgybos duomenys. Tai čia iš tikrųjų yra tai, ką dabar gali daryti palidovai ir kokius duomenys jie gali fiksuoti ir kaip dažnai jie gali fiksuoti, kas vyksta kur nors fronto linijoje ir kiek tai yra naudinga kariuomeniai, žvalgybai. Na tai čia, taip sakant, trūksta galbūt ir žodžių tam viskam papasakoti. Lygiai taip pat, na, visi žinom Starlinką. Tai yra palidovinė ryšių sistema, kurią sukūręs yra tas pats Elonas Muskas. Ir žinom, kad Ukrainoje Starlinko ryšiai vaidina ypatingai svarbu vaidmenį. Visi žinom, kad čia, kai Muskas pagrasina, kad gal jisai nutrauks, tai čia tikrai tai ta paslauga sukelia daug susirūpinimo. Europos Sąjunga tokią pat sistemą labai sparčiai plėtoja. Kai kurios paslaugos bus jau artimiausiu metu suteikiaus, kai kurias dar, na, taip sakant, kūrėm visiškai naują sistemą. Tai štai čia yra tie dalykai, kurie kalbant apie karinius reikalus, yra visiškai akivaizdus. Na, dabar jūs jau paminėjote, tai man teko skristi su komisijos prezidente tuo lėktuvu, kuris Bulgarijos oro erdvėje patyrė visą šiandieninę, taip sakant, na, kaip čia pasakyti, jau beveik kasdienybę. Tai yra džeminimą, spoofingą, aš čia turbūt neturiu laiko išaiškinti, ką tai reiškia, bet iš tikrųjų tai yra pavojingi dalykai, labai pavojingi. Nes dabar visi lėktuvai, na taip kaip mes žinom, kad automobiliais jau mes turbūt su popierinė žemėlapis jau mums būtų sunku važiuoti. Dabar visi žiūrim į ekraną ir ten matom visą navigacijos sistemą, turim navigacijos sistemą, tai ta navigacijos sistema veikia palidovinių sistemų duomenų pagrindu. Europa gali džiaugtis, kad turi Galileo sistemą, kuri yra pati, taip sakant, navigacinė sistema, kuri geresnė negu amerikiečių GPS sistema, tikslesnė.
bet tiek amerikiečių, tiek mūsų sistemas, džeminimas ir spoofingas, taip sakant, tie trikdžiai elektroniniai, kurie dabar sklinda iš Rusijos teritorijų, jie labai pavojingai gali paveikti. Tai kaip tik šitom dienom parlamente buvo diskusija, aš pristačiau, ką mes planuojam daryti, kad iš tikrųjų tos signalus apsaugoti, kad būtų mažiau galimybių sutrikdyti. Ir tai vėlgi yra labai svarbu. Ir tai yra svarbu ne tik tai kariniam tikslam, bet tai svarbu ir mūsų, taip sakant, kasdieniam gyvenime. Nesinorėtų patirti net ir vairuojant automobilį tokių dalykų, kad staiga, taip sakant, prarandi bet kokį ryšį su navigaciniam sistemom. Ir lygiai taip pat reikia atsiminti, kad ir žemės ūkio tos pačios navigacinės sistemos yra labai svarbios, lygiai taip kaip yra svarbios ir žemės stebėjimo sistemos, kur vėlgi Europa turi gerai išplėtotą tinklą tokio stebėjimo ir tai iš tikrųjų duoda labai daug naudos mūsų kasdieniam gyvenimui. Ačiū, iš tikrųjų daug kas jau pradeda pajusti, susidurti su tai žemingo spoofingo dalykais, dėl to džiugu, kad sprendimai, turim ir europinių sprendimų ir kažkokius tai planus, kaip visą tai tvarkyti, nes tos grėsmės jos irgi juda į priekį, jos nėra taip, kad kažkokios tai statiškos yra. Visiškai pabaigai, jeigu dar turim kelias minutės, praėjo beveik metai, kai jūs tapote pirmuoju Europos komisijos nariu atsakingu už gynybą. Ar galėtumėte palyginti, kuo ši pozicija Europos komisijoje skiriasi nuo ankstesnių jūsų pareigų, nuo ministro pirmininko, nuo Europos parlamento nario, nuo Seimo nario ir kitų? Na, tai be abejo, kad yra daug kas čia kitaip vyksta. Na, pirmas skirtumas iš tikrųjų tai yra, aš tai pavadinčiau, darbo intensyvumas arba darbotvarkės intensyvumas. Na, tai aš turiu pasakyti, kad kartais tai pagalvoju, kad man jau darosi nelabai aišku, ar čia nėra taip, kad ta darbotvarkė yra intensyvesnė netgi negu lyginant su premjero premjerystės laikais. Aišku, premjero atsakomybė už sprendimus yra turbūt nepalyginama, bet ir čia tikrai ir taip sakant, ir sprendimų parengimas, ir susitikimai su ekspertais, su ta pačia karinė pramonė, su ministrais, kelionės į įvairias šalis, į sostinės, na, tikrai, taip sakant, ramaus laiko nelabai čia lieka. Tai čia vienas dalykas. Dabar antras dalykas, aišku, kad pati sprendimų priėmimo tvarka čia yra, arba sistema yra kitokia negu teko patirti ar Lietuvoje, ar net ir Europos parlamente. Iš pradžių galbūt buvo net ir nelabai lengva čia suvokti ir suprasti, kaip šitie sprendimai gimsta, bet dabar jau, taip sakant, daug dalykų yra jau tampa tam tikrą prasme įprastais procesais, darosi aiškiau, kaip galima pasiekti pačiu efektyviausiu būdu tų rezultatų, kurių reikia pasiekti. Na ir tada darbuojamės ir aišku, kad galbūt skirtingai negu ir kitiem komisaram, gynybos komisarui, kadangi tai yra visiškai naujas portfelis ir naujas sritis bendrai Europos Sąjungoje, būti aktyviai gynybos reikaluose. Iki šiol Europos Sąjunga komisija niekad nebuvo labai aktyvi dalyvė, nes gynyba šalių narių, NATO reikalas. Na, tai tenka tam tikrą prasme, kaip čia pasakyti, kaip žmonės sako, arti nertus dirvonus. Tai nesakau, kad tai yra labai, kažkas ypatingai sudėtingiau negu kitiem komisaram, bet, iš tiesų, gal tai daro ir tą darbą, aš tai pavadinčiau labai paprastai net ir įdomesnių, kad tai nėra rutina, nes be abejo, kad kitose srityse jau yra dalykai nusistovėję, yra žinoma, o čia tikrai tenka imtis daug naujų darbų. Ir todėl kartais, kaip čia pasakyti, jauti tokį dviejų horizontų darbą, kur iš vienos pusės reikia rūpintis, kaip suvaldyti procesus tokius trumpo laiko, kasdienybės, kur yra labai daug praktinių klausimų, kaip, pavyzdžiui, tos pačios safe paskolos. Iš kitos pusės
iš tikrųjų yra atsakomybė ir galvoti ir kurti tam tikrus platesnius ir ilgesnio laikotarpio strateginius planus, kaip pavyzdžiui Europos gynybos sąjungos kūrimas, kas yra irgi mano misijos laiške įrašyta kaip tikslas. Tam tikrą prasme, ir tai rodo, kad turim tvarkytis ne tik su, kaip čia aš vadinu, mūsų gynybinio pasirengimo materialinę pusę, tai yra ginklais, tankais, antidroniniam sistemom, bet turime rūpintis ir tuo, ką aš vadinčiau mūsų visų ES gynybinio pasirengimo institucinė pusė. Kaip mums efektyviau tvarkytis. Ypač štai tame tokių laikotarpių, kai iš vienos pusės yra Rusijos grėsmės, o iš kitos pusės darosi akivaizdu, kad ilgalaikę prasme mes turime racionaliai suvokti, jog amerikiečiai vis daugiau dėmesio tikrai skirs Indijos Ramiojo vandenyno regionui, Kinijai ir greičiausiai mažins savo buvimą arba dalyvavimą Europos saugumo reikaluose, ką jau ne vieną kartą kartoja, kad Europa turi prisimti vis daugiau atsakomybės už Europos saugumą. Tai štai tie ilgalaikiai dalykai taip pat yra svarbus tuose darbuose, kuriuos tenka atlikti. Ačiū labai. Paminėjot įtemptą darbotvarkę, tai daugiau jūsų jau nebelaikysime. Tikrai dėkui už tokį gyvą ir gerą pokalbį. Manau, visiems įdomu. O jums sėkmės toliau ariant nertus dirvonus. Ačiū labai. Sėkmės visiems.